Labas rytas, tik pažiūrėkite, kur čia mes šiandieną atvykome. Ogi į nuostabiąją, saulėtąją Albaniją. Bet, kaip bebūtų liūdna, tas sustojimas truks tik 3,5 valandos čia. Tuo apsisuksime, eisim atgal į oro uostą, nes Albanija nėra mūsų pagrindinis sustojimo tikslas, atostogų tikslas. Dabar laukiam lėktuvo į Abu Dabį, Jungtinius Arabų Emiratus, ir iš ten skrisim į Muskatą, Omano sostinę, o iš Omano jau taikysim į galutinį savo kelionės tikslą į Indiją, Mumbajaus oro uostą. Ir nuo tada ten jau prasidės linksmybės. Mūsų pagrindinis kelionės tikslas yra Albanija. Blemba Albanija. Jau trečią kartą Albanijoje, matai, jau pradėjo trigerinti. Indija. Dėsim į Indiją šį kartą porą savaičių. Oras jau iš karto pagerėjo nuo Anglijos. Kuo toliau, to karščiau ir to bus įdomiau. Ėjom ir priėjom didžiausią įžymybę Albanijos, motinos Teresės paminklą. Albanai labai didžiuojas čia. Oro uostų prieigose jau stovi paminklėlis. Fainai. Galėjo gal geresnę vietą atrasti, bet ir tas gerai. Užteks tiek, kiek yra. Madam eksaitinasi jau, mokinas pagarbos etiketo indiško. Gerai. Viskas, man atrodo, ir mes taip ir baigsim savo Albanijos trumpą nuotykį. Suksim ir eisim atgal į oro uostą. Tokia tai trumpa išvyka. Susitiksim jaučiu dabar kur? Abu Dabį. Turėtų būti vidurnaktis, tai būsim jau pavargę tikriausiai. Labas rytas. Nu va, praėjo 5 sekundės ir atsidūrėm Abu Dabio oro uoste. Bandysim išeiti laukan ir skrisim į, kur dabar randam? Į Muskatą. Omano sostinė. Jau batareikos ir pradėjusis gesti. Jau parą laikų beveik esam nemiegoję. Praeitais metais buvom, tai čia tas oro uostas vyko dar statybos darbuose. Dabar visiškai yra naujas oro uostas pastatytas. Žiauri gerai atrodo. Fainiai. Tai va, tai išties. Blizgantis, kvepiantis. Malonu pažiūrėti. Judam link Indijos. Po truputuką. Thank you for your attention. Čamba vamba. Mes ir vėl čia atvažiavom į Omaną, atskridom. Pagal veidą tikriausiai matos, kaip atrodom. Taip ir jaučiamės, kaip atrodom. Parą laiko jau duodamės. Net nebejuokinga daros. Dar vienas skrydis liko 3 valandas ir viskas. Oro uostas kaip visą laiką. Įspūdingi. Čia planas, kad nepasiklystum. Čia atskridom. Bank, ten miestas. Na. Eisim į lauką dabar žiūrėti, važiuosim į miestą. Laukai turėtų būti 30
30 kokie 3 ar 4 laipsniai. Nežinau. Bus matyti, ši baisiai nėra labai. Pirmas įspūdis nieko tokio. Einam, pažiūrėsim, tai. Ten tas autobus yra, kur stovi, ko gero važiuoja į miestą. Dabar reikia važiuoti į miestą ir bandysim apsivaikščioti po Muskatą ir varysim į viešbutį miegoti, nes vakarą vėl skrydis tą pačią dieną, paskutinis skrydis į Indiją. Čia pavarėm ekstremaliai, dar nėra kaip buvimą. Lipam į autobus. Čia turėtų būti Wi-Fi autobus nemokamas. Tai bus šansas pasinaudoti biškį Wi-Fi. Su autobusu, kur link miesto centro. Dar vieną persėdimą reiks daryti. Esam peršalę. Sniurgliai bėga. Kaip nors išgyvensim. Alio. Tvarėm į Muskato centrą. 38 laipsniai šilumos. 9:50 ryto. Parą nemiegojo jau. Nekokį būseną. Eina pasivaikščioti po senamiestį. Pabandysim biškį apeiti, kiek įmanoma. Sniurgliai bėga, blemba. Einam pasiimsim kokosą, gal vėliau. Eisim kokosą valgyti. Čia karantinė tokia. Einam per antrą pusę, gal gatvės pažiūrėk. Šiaip žiauriai fainiai, nesitikėjau čia tokį pamatyti. Bet karštis irgi fainas. Dar liko 15 valandų ir būsim Indijai. Eisim gulti, atskridę iš karto. Laikrodžiai sukasi valandas į priekį. Visiškai esam pasiklydę laikę. Neapsiorientuojam. Tai darbą nereikia, tai išgyvensim kaip nors. Tu ačiū, sustav ir tau, brama. Gerai, einam. Čia kažkur turi būti kažkoks turgus, kur turgėlį pasivaikščiosim, gal biškį pafilmuos, ką nors. Bus matyti. Šoninės Muskato gatvėlės. Bandysim į tą pilį ten užeiti, pažiūrėti. Nelabai noriu lipti. Bet nėra labai aukštai. Tai gal kaip nors įvaliosim. Ar įvaliosim kaip nors užlipti? Bandysim. Bandysim. Mes galim. Sportininkai esam. Bėgintojėliai. Gal reikėjo čia sukti C. Einam čia. Žiūrėk, gatvių pavadinimai. Lane 816. O Jėzus Marija. Galva dega jau. Ticket office, ble. Nenoriu aš pirkti bilietų. Einu paklausiu, šitą bilietą reikia pirkti, ar mes galim taip žodžiu.
Ką čia dėl sakyti, eik, na, čia jau pradėjo galiučinti. Ai, nu, nuėjom į tą ticket office, sako. 3 Omanius turi mokėti, ne Omanius, o Riadus. Realus? Kas tokie? Realus, 3 realai. Blem, kokie 7 eurai bilietas. Dar turi pats lipti į tą viršų, ten karštą. Tai nusprendėm, kad nelipsim. Vietiniams kainuoja 30 centų, o mums 10 kartų brangiau. Jeigu patys laipiojat. Aš galiu iš toli pasižiūrėti. A ne, aš nusifotkinu? Ai, nesvarbu. Tai dar viena yra, einam pasivaikščiosim geriau gatvėm. Paviesiais. Apgaudinėja turistus jau čia. Čardžina. Ką padarysi? Dėl to nieks ir neina. Ten tai bokštelis kažkoks irgi didelis. Aukštai, apžvalgos bokštėlis. Čia mašinos taisykla. Goods warehouses. Pašto ofisas toksai. Einam tada į turgų, pažiūrėsim. Bandysim pasivaikšti po turgų, kokį suvenyrą nusipirkti. Nežinau daugiau, ką čia, mašina pravažiuoja, tai dar kažko pasidaro. Nežinau. Kaip jie čia tverės. O toks tas yra muskatas. Ganėtinai fainai. Galiu pasakyti, jei nebūtų taip karšta. Galva dega. Ką tu? Galvoju, gal skėtį nusipirkti nuo saulės, pasislėpti. Nesiusi. Jau nebesiusi tada, tikrai. Jisai iškeps. Būtų gerai, kokį tualetą nueiti. Ką galiu pasakyti? Kinietiškų šūdų pilna. Nieko įspūdingo. Ne? Šiukšlynis. Pažiūrėsim. After that? No, thank you. Come on. No. Ai, nepradėk. Next time, later. I'm walking around, yeah? Come back later. Promise, yeah. Tik jie jau vedas. Na, velniai. Ką tau norėjo jau rodyti? Kaip picture sako. O tai kur čia buvo tas posūkis? Kashmir? Oh no, it's too warm. It's very hot with this one now. Šalį kažpirks. Turgus, ką čia turi jie? Aš tai nevalgysiu. Ką čia prekiauja? Aš kokos atsigers ir visą. Ne, aš nenoriu irgi. Tu jau nori valgyti? Nenoriu, žinau, per daug, ne. Nebent ką nors atsigerti vėliau. Bačiu pigiai, ne po 6. Alei, tu kur aš tokį dėsiu? Mano galvos tikrai ką nors viskas, paskui aš nusipirksiu, kokią maikę, dar ką nors krauti veikia.
Blemba galėtų. Reikėtų kokį čia suvenyrą nusipirkti, girdi. Good morning, sir. Good morning. Come have a look inside. Just walk around, no problem. Come, take a look. Ar einam? Nein, Kur, pažiūrės. Ai, čia, tu, šudalak. Good morning. Morning. O, žiūrėk, toks ir mus visai praeitų. It's Omani traditional. Omani, what was that? Omani Čia yra ant kaklo traditional. Old kabinti. one. Okay. Nusipirksi, kad būtų užrašyta kas nors. Nu. Here is Portuguese collection. Here is jewelry. Visvakaštis turėsi. Myliuką. Mhm. Where you from? Lithuania? Lithuania. Europe. Very nice, very nice. Čia yra magnetai. Romania. Huh? Near the Romania. Yeah. Yeah, very close. Close, yeah, in the same area, yeah. Say, Romania. Yeah, Poland, Romania, yeah. Mendaug. Huh? Tokį nusipirkam prie viršų, kur yra sultano man. Turės. Sultanate. You have different color, But more different color. it's might be too big for us. This one is last small size. Small size. Because you see, we only backpackers, yeah, so we don't have any. Over here, packing is color red. It's very good packing. It's okay. Na, gal per didelis, bet ne, it's too big, yeah. Something smaller. It's too big, yeah. O šitai, žiūrėk, čia yra kažkokia, va. No, I found it. Ne? Labai gražus. Yeah, this is very good and small. Nežinau, kaip nori. Not so colorful. They have stick. Iš tikrųjų gal. Tas man buvo gražesnis, ne toks, tą metalinį nori. Šitą nori. Ai, Gerai, imk. ne, tai aš nežinau, turinį. Tai pasiėmė, žinot, iš tų, tai taip, aš klausim, kad kainuoja, kaip pasidaroti. Tas va yra neblogas su tais kupranugariais. Kvadratinis. Ne, bet ar koncernas, bet kaip dažnas. O jis irgi yra. No, we would like something On the wall, you know, just to... So it's, Has strength. You have hanging, no problem. So it's, Bet tas toks nespalvotas. ne, nu tai im tą spalvotą ir viskas. How much would you like for the other one? Which one? This one? It's coming Bet nelabai gražus. 5 real. I give you 4. Ko? Imam, iš 4-8 gauni savo svarai. Toks mažas, 8. It's very good. Nu, bet tai bilia kur moki po 10 eurų. Just walk around. Come. Yeah, okay, we will take this one. Thank you. Because it's a decent size for us. Not too big. ऊपर इसका वो है. Nenori, žiūrėk, iš šedą. Kabins spyną. A duoti tą iš tų? Študo, tai. Už 4 sakė. Ne, už 4 duos. Starė? O tau gal tas gražesnis buvo, ne? Ne, gerai. Vis tik tas kardas kažkoks yra. No, Nu, tegu įvinioja vis tiek. if you have a bubble wrap, yeah, maybe, you know, it will be safer. Karolius reikia pirkti. Bet per didelį, iškiai. Paneši. Tą tokį įsitvirtinimą metalinį. Nepanešiu, kad toks susikrovęs.
You have bag? Yes, I have. شكرا. Thank you, bye-bye. Blemba, čia jau vėl. Na ką, čia man atrodo ir užteks, ne? Apsivaikščiosim. Welcome, Francis. Francis, well, Alex is looking. Oh, thank you. Oh, I have one at We home. have two. We have two already. No, it's too hot. Too hot with that one. Yes. Thank you. Oi, siūlo kifelnis. No, veltui duokit, aš paimsiu. Aš neimčiau, ne veltui. Aleik, prašau, jas šan. Šiaip tas turgus šėl toks biški atrodo nelabai koks man. Esu matęs ir geresnių turgų. Blizgučiai. Daug feiko, manau, čia yra. Pautų pateiką, man kašmyrą Na, ir ir išeinam pasipuošę. Ką aš galiu pasakyti? Basta. surtas pats. Turgų praėjom. Gerai. Einam kokosą. Pusę einam kokosą, o. Visi. Atėjom nusipirkti kokonut, atsiparagausim pirmus iki, pažiūrėsim, kur žmogus daro. Žinot, pažiūrėk. Can I film it, yeah? Okay? Paima pirštai į galvą. Padarys. Jiems ir betovas. Bekiratį. Thank you. Na kągi, esame Manio viešbutyje ir bandome eiti pažiūrėti į savo kambariuką, kaip čia viskas atrodo. Iš tikrųjų mes jau čia išsikraustom dabar, bet kaip visą laiką pamiršom parodyti, tai padarysime atvirkštinį, kai esame jau prišikę kambarį. Parodysim, kaip gyvenom. Šukran, habibi. Taip, va tokiam kambarį. Tokiam kambarį mes čia ir gyvenom. Gyvenom, jo. 6 valandas. 5-6 valandas. Arbatinuką turėjom. Spintą. Veidrodį. Netgi kelis kondicionierių šitais. Nustatytas ant 20 laipsnių. Ką nori, tą daryk. Nieko neina. Pareguliuoti, nei pamažinti, nei padidinti, nei pakreipti, nei pasukti. Lova tokia, king size bedas, blevizorius, džiuviesis, leather design ir turim balkoną. Tokį šitais balkoną turim. Dum. Jau laukia temsta, viskas po 6:10 dabar šiuo momentu. Ir jau ko gero už pusvalandžio bus tamsu. Balkonas toks. Čia neiškristum. Vaizdą galim pamatyti tokį. Visai fainai. Taip, prieš tai buvom nuėję pavalgyti, džiauriai skaniai davė valgyti, džiauriai žmonės paslaugus. Na va, ir viešbutukas toksai. Einam į tualetą. Labą dieną. Čia taip atrodo žmogaus veidas porą laiko nemedojais. Nu, beveik. Tai va, turim tokių dalykų. Pašikti. Nusiplauti. Žinot, ką čia reikia plauti? Žinot. Ir dušą turim. Tokį. Bankt. Ir vonė yra. Galim dar įsimaudyti vonioj. Nu, toks. Ir dar yra fenas galvai pasidžiovinti, nu žodžiu. Tai va.
Ir toks viešbutis Omane kainuoja parą 30 eurų. Visai, sakyčiau, nebrangiai. Nėra senamiestis, čia, nežinau, čia jis yra suskirstytas į 3 dalis tas miestas, tai mes esame viduriniai daly, apie 10 km nuo senamiesčio. Senamiestį nieko gero nėra viešbučių, visi tokie labai biudžetiniai, sakykime. Čia jau toks normalesnis. Šiaip yra labai brangių viešbučių, bet čia jau vidutinės kainos ir kokybės santykis. Perfect, kaip sako anglai. Tai va. Viskas, einam čia kautintis iš viešbučio ir varom į oro uostą ir susitiksim jau už 2 ar 7 sekundžių kur nors gatvėj. Bandysim pažiūrėti, kaip atrodo autobusų sustojimai ir dar kas nors. Čiau. Aš galiu nusivalyti batus. Ne? Fainai. Servetėlę turi, čia yra, jei nori pasimti. Ne, aš turiu dabar čia. Hello, check out. Okay. Toks mūsų viešbučių prieinamas čia yra. Thank you. That's it? Yeah? Viskas čia kautinam ir važiuojam į oro uostą. Čia galėjai atsigerti kažko žą. Dar neprilaižė kažkas. O! Ne, šiaip normalus oras. Tuoj parodysiu viešbutansą iš... Toliau. Pasišildysim. Jau biškino to kondicionieriaus buvo atšalus. Ne, šiaip normaliai, iš tikrųjų oras Žinok, tai... jau vakarą dar fainiau galiu pasakyti, atrodo, dabar prasideda toks. Šiaip oras jo, nėra labai ekstremaliai karšta, nėra. Kaip oro gyventi galim, diena buvo žiauriai iš tikrųjų, diena biškai buvo žiauriai, bet buvom žiauriai ir pavargę. 1 valandą puolėm, iš tikrųjų mes ėjom miegoti 1 valandą, tai nelabai buvo maloniai vaikščioti. O dabar tai, toks, kaip čia palyginti, gera tokia, nepilnai įšilusi pirtis. Drėgmės kažkaip kaip nebūtų keista, nėra daug ir nesukuria to tokio didelio karščio įspūdžio. Ganėtinai sausas oras dar čia tebėra. Kurio paskui nebeliks, mes esam buvę Liepos mėnesį, ne čia, bet gertimoje valstybėje, tai siaubas. Šlapis palieki per 10-15 minučių. Tai va, galim pasižvalgyti šoninės Omano gatvės, kaip atrodo, ne Omano, Omanas kaip valstybė, o čia yra Muskatas sostinė. Prekybcentris šitais, pavyzdžiui, vienas kits. Vietinis. Ir mes dabar einam į autobusų stotelę. Ir trauksim link uosto. Nes turim dar kitokių tikslų. Blemba, ar mes čia išeisim dabar, žiūri. Omanas nebuvo mūsų tikslas. O, kis, piau. Pagrindinė gatvė. Šitą gatvę eina per visą miestą, centrinę gatvę. Ir tęsis iki pat oro uosto. Čia City Seasons Hotel. Duok nuims. Ką? Mums reikia atsirasti kitoj pusės gatvėje. Kitoj gatvės pusėje. Maisto kaina.
galiu pasakyti apie maisto kainą. Žodžiu, buvom užėję į vietinę kavinę užkast. Tai sumokėjom 5 realus, kurie yra apie 10, gal 11 eurų kažkai gaunas kaina. Sakyčiau, labai pigiai. Suvalgėm 3 chicken švarmas ir vieną mango kokteilį išgėrėm, vieną melionų kokteilį ir tą watermelon kokteilį, tai arbūzų. Ir tą, kitas vadinas, 2 butelius vandens. 11 eurų. Acceptant. Šiaip sakyčiau, labai pigiai. Nu va, pareinam iš pažeminės perėjos ir varysim autobusų stotelę, šaudysim autobusą ir trauksim link oro uosto. Tokios yra stotelės, žmonėms perėj, kad nereikia per Bizį gatvę varyti. Ir ten autobusų sustojimas, Lazda, aš paimsiu, ten ant autobusų sustojimas yra. Ten galimai gali būti ir kondicionuojama sistema, kad nebūtų labai karšta. Ir autobusai važiuoja. Dabar ką tai buvo autobusų sustojęs. Bet mes buvom kitoje gatvės pusėje, tai mums ne į tą pusę reikėjo. Žmogus pamatė, kad einam, iškart sustojo autobusas. Šiaip žiauriai paslaugūs žmonės. Keista. Turistų daug čia nėra. Tai ganėtinai matyti, jie nori jų. Ir jo, toks autobusų sustojimas šitais yra. Autobusai važiuoja kas 20 minučių, 25 minutės ir kainuoja apie 1 eurą. Bilets 50. 50 vietų, 500. Vienam žmogui 50 centų. 500. 500, ne 50. Jeigu jau taip parodys. Bet sakai eurais. Tu sakai eurais. Kam palaikai? Už eurais tai 50 centų. Va tokie yra pinigai. Tokie štais yra pinigai. Čia yra centai. 1000 tokių centų sudaro vieną tokį. Tai va, oro uostą kainuoja 2 žmonėms vienas toks. Čia yra 2 eurai, kokia 20 arba 30. Toks vienas. Labai brangu nėra, bet nėra labai pigi. Ir šiaip labai stipri valiuta turi. Tai mes šiandien 20 pinigų įsikeitėm vietinių. Ir dar kad turim 6-7 beveik. Tai 13 tai išleidom. Ir valgėm, ir su autobusais susidėjom važinėjimus. Tai sakyčiau, nėra labai brangi šalis. Kondicionierius, kaip suprantu, nereikia čia, nes durys neužsidaro. Tai va tiek žinių iš Muskato, Omano sostinės, ir mes jau dabar judėsim į priekį ir tolyn į savo atostogų šalį, Indiją. Gerai. Čiau, susitiksim tikriausiai jau tik tai Indijoj. Oro uoste nerodysiu jums nieko, nes noriu biškį pailsėti ir atsigauti, pavalgyti ir ruoštis skrydžiui. Ate.